Iš tikrųjų, Maksimas mūsų geras draugelis, kuris per Skype'ą sugeba suderinti įvairiausių personažų. Maksimas. Taip, Skype'o ekspertas Maksimas. Ir jisai susirašinė su tokia mergina. Sako, parašiau, kad esu iš užsienio, turiu savo įmonę, gerą prabangią mašiną, daug pinigų ir duočiau 4 štukas litų, kad pabūtų su manim ir gerai praleistų laiką. Sako, kad dėl pinigų su tavim nedraugaučiau. Ir po to sako, tai jeigu tiek daug turi, tai duok man. Ir panašiai. Tai galų gale vis tiek mergina davė savo numerį. Nice. Tai pabandom pažiūrėti, kas čia gausis. Jie yra iš Radviliškio. O mes turim apsimesti Maksimu irgi. Atseit grįžom Radviliškį. Kur aš galiu būti? Iš kur? Iš Amerikos? Ką veikiu? Prekiaujam. Alio? Alio? Klaus. Labas. Labas. Ar gali garsiau kalbėti? Kažkaip tavęs negirdžiu, laukia esu čia. Labas. Labas. Na tai ką, gero? Niekas, sėdžiu vis. Maksimas čia. Kam? Maksimas čia. Ta prasme. Nu, sakau, su tavim kalba Maksimas. Nu, taip. Tai ką tu darai? Nieką, tik sakau. Nieką, ne? Klausyk, Nieką, sėdžiu Facebook'e. Man tai žiauriai keista, žinai, kažkaip, kai atvažiuoja į Lietuvą, čia toks visiškai nėra ką veikti absoliučiai. Tai aš irgi labai retai, kada būnu, tipo, kompio kažką rašinėjos, bet ne paskutinė viltis, žinai. Ir galvoju, gal su tavim visai faina būtų. Eik tu. Kaip man faina. Nežinau, man faina gal. Jo. Klausyk, taip gavosi, kad aš matai, mano giminaičiai irgi Radviliški gyvena, aš čia grįžęs porai savaičių būsiu, o po to vėl skrendu atgal į savo šalį. Tai va, tai aš galvoju gal kažkaip... Kur? Nesakau, skrendu vėl atgal, į namus. Aš čia tik tai svečiuojasi, žinai. O kur tie namai? Toli aš gyvenu, jau daug metų. Nu, pasakyk. 8 metus gyvenu jau ten, toli. Kur ten? Amerikoje. Eik tu. Lietuviškai dar kalbės. Nu, matai, kad kalba. Kažkaip, ką žinau, yra lietuvių bendruomenės, aš kažkaip visada buvau toks patriotas, žinai. Su tėvais kalbėgi, draugų yra ir kažkaip nepamiršti tas lietuvių kalbos. Bet ne apie tai, klausyk, aš kažkaip noriu praleisti laiką fainiai. Ta prasme, tas fainiai. Nu, aš kai ką tau pasiūlyt galiu, tu man ką nors gali pasiūlyti ir galima buvo fainiai praleisti laiką. Nu, ką pasiūlysi? Nu, tu esi vietinė, aš plema nebuvęs, aš žinok, 3 metus dabar atvažiavau ir nežinau, kas kur veikia, nei ką, tiesiog galim susitikti. Kaip tik išsinuomavau mašiną porai savaičių. Galim išvažiuoti bet kur, aš kaip Lietuvoje kažkaip man nėra ką veikti, galim palikti kur nors toliau biškį gal. Nežinau, sakau, esu visiškai vienas, nes visi mano... Tai čia Radviliški nėra lapšiam, nėra ką veikti, aš pati žadu išvažiuoti į užsienį. Oho, kaip tu čia fainiai kalbė. Sorry. Bet pamiršau tokius žodžius, žinai, mes kažkaip visą laiką taip. Tokia nervuota, bet nepatenkinta. Tai aišku, Lietuva, užpas. Nesikėk, kodėl tu taip kėkis? Tai kad nervuoji. Kas tave nervuoja? Aš tave nervuoju, gražiai su tavim kalbu. Nu ne, viskas gerai. Nu tai žiūrėk, ką tu darai. Nu čia prašau. Žiūrėk, nes man, žinok, aš, pavyzdžiui, kažkaip, tos 8 metus pripratęs prie žmonių, kurie gražiai atrodo, kurie gražiai kalba, kurie skaito knygas, kurie kiekvieną dieną filmuojasi televizijoje ir šiaip yra žmonės... Aš nesifilmuoju, žinok, televizoriui. Nu, tai aš supratau, bet tai matai, jeigu tave jau užtaikiau, tai nelabai noriu, kad tu keiktumės. Ai. Nes tavo balsas tikrai labai gražus. Balsas gražus, tu pati esi graži, bet taip netinka tau, kad tik smaždžiai. Net pamiršau, kad tokių kaimiečių gali būti. Nu, bet nesvarbu. Klausyk. A, tu norėtum su manim susitikti? Galim. Galim. Aš tau rašiau tada, ką turiu ir ką galiu duoti tau, jeigu tave tas tenkina.
Nes aš kažkaip visada pripratęs, aš žinau, ne tai, kad susimokėti, bet paslaugą atsilyginto, geriu, ko tau trūksta. Kodėl tu taip darai? Todėl, kad pripratęs, aš už viską moku. Iš orą moki pinigus, tu... Ne už orą, jeigu tu man duosi tą, ką aš noriu, aš tau sumokėsiu. O ką tu nori? Aš noriu tavo draugijos. O ta draugija? Nežinau, praleisti puikiai laiką. Galim dieną kažkur nuvažiuoti, pavalgyti, papramogauti vakare, aišku, važiuoti viešbutį. Atsikelti ryte vėl kažką nuveikti. Čia man siūlai permiegot su tavim? Aš siūlau su manim praleisti gerą laiką. Ar tu Tai čia mėgau? tas geras laikas apie tai, ar? Nu, aš nebūtinai sakau apie tai. Man tiesiog norisi normalios Apie draugijos. tai man nereik. Ko tau nereikia? Ei, tu, kad aš su tavim permiegočiau, dėl to tai man... Ne. O tu gal pati norėsi permėgoti, aš to nesiūliau permėgoti, aš sakau, gali praleisti laiką, mes bendrausim. Ir aš manau, kad tu pati norėsi net. Aš pati norėsiu, Taip. bet su juo... Kada paskutinį kartą tu mylėjai? Aš? Taip, Senai. Nu, vat, senai. Tai dar duoda pinigų, važiuojam kur nori, valgai, ką nori. Galėsi nusifotkyti, įsidėti Facebooką su prabangia mašina. Viską gauni tu ant lėkštutės ir 4 dienas tai. Ir gauni net 4000, aš nesuprantu, kas yra čia blogai. Ką? Nu, normaliai, gerai. Tai va, tai aš tą ir sakau. Nu. Bet tai tu turi man pasakyti, ar tu to nori ar nenori. Nu, gerai, norim. Tai kada man atvažiuoja? Linksmai praleis laiką, normaliai pabūt. Taip, išgersim vyno, padurniuosim. Nežinau, ką tu geri. Padurniuosim. Ar tu vodkę geri? Vodkę ne, aš ne. Fu. O ką, tu alų geri? Ne. Pratau. Bet aš noriu tikrai su tavim, sidrą geri. Bet aš noriu tikrai su tavim taip nusiplėšti normaliai, pasileist plaukus, padurniuoti, daryti tai, kas beprotiškiausiai šauna į galvą. Ta prasme. Nu, belenkas. Supranti, ką tu nori? Nuogai išbėgti balkoną. Nu, jau to tai ne. Nesi tai daręs niekada? Nu, tokių durnybių nedarau. Palauk, pabūsi su manim. Nu. Taip aš iš balso, aš taip jaučiu, kad tu esi labai stringa ir tu tikrai mėgsti tą dalyką, nors tu tai slepi. Aišku, kad slepiu, aš ne iš karto atskleidžiu visko, ko noriu bachūrai. Kodėl tu taip elgiesi? Tad, o kam atskleis? Reikia, kaip sakoma, gėlė žydi, atsiskleidžia tik tada, kai reikia. Žinai, kad gyveni vieną kartą ir tik šiandien. Negalvot, kas bus rytoj, kas buvo vakar. Kas yra dabar. Ką tau dabar siūlo. Ir aš tau siūlau, manau, neblogą dylą visai, ar ne? Nu jau? Tai vat, 4 dienos. Tai žiūrėk, sutarkim, ką aš už tai gausiu ir ką aš tau duodu. 4 dienos tu būni su manim. Taip? Aš tave atvažiuoju pasimti. Nežinau, valandos bėgi. Mes tada važiuojam ten, kur aš sakau ir, nežinau, galim Lietuvos teritoriją arba galim važiuoti iki kaiminės Latvijos, nesvarbu. Tau negaila. Labai turtingas jau žiūriu. Kitas klausimas. Ką? Kitas klausimas, sakau. Ta prasme. Klausi tokius kvailus dalykus. Jeigu aš tau siūlau, tai reiškia, man negaila. Ai, supratau. Važiuosim į viešbutį. Turi kažkokį mėgstamą viešbutį? Nekeliauju iš tikrųjų. Ai, nesikeliausi. Kur toliausiai esi buvus? Nesu toliausiai niekur buvau. Pratau. Nu tai galėsim pavažiuoti. Lenkija. Ne, Lenkija nepatinka, labai keliai blogi. Galim iki Rygos pavažiuoti, ten yra senamiesty 5 žvaigždučių viešbutis. Baseinų. Važiuojam? Nu gerai. Gerai. Klausyk, tai už valandos būtum pasiruošęs? Šiandien? Ne, rytoj. Aš tau sakau, kad gyvenam šią dieną. Kas yra šiandien? Tai man reiškia gražiai apsirengti. Noriu, kad apsirengtum seksualiai. Turi tokį miniaką? Miniaką? Miniaką, man labai patinka miniaką. Užveda tai. Aš tą suknelę apsimausiu, kur flirtausi mums. Kokia?
suknelė, ta kur flirtai yra. Ok, tinka. Ja. Tai va, tai atvažiuočiau tavęs paimti. Aš noriu, kad Tai tu su manim... Aš noriu, kad tu su manim bendrautum, kad netilėtum kelionės metu, kad tu pasakotum, ką tu veiki. Bet žinai ką, kad nesikeiktum, nes jeigu dar kartą nusikeiksi, žinok, tikrai išleisiu Labanoro giriui tave. Kas prasme? Tai va, Giliai. nes man tikrai, aš atpratęs nuo moterų tokių mužikių, kurios keikisi. Nes pas mane aplinkoje visada damos yra pasipuošusios, baigusios bent magistrą, kalba bent 4 kalbom. Nu čia jau pas tave, čia pas mane čia visi, nežinau, visi durni. Nu tai tu nebūk tokia. Aš ir nesu tokia. Nu, man atrodo kažkaip kitaip, nes per pirmą minutę tu nusikeikiai vos ne 3 kartus, tai... Nu čia, aš nežinau, kad tu nemėgsti. Tu man parodė, kuris vaikinas mėgsta, kaip mergina keikis. Aš turiu vieną draugą. Turi vieną draugą. Sakė. Matau, kad vienas irgi kelia ranką čia. Nepaprasta. Klausyk, tai žiūrėk, mes nuvažiuojame viešbutį, įsikuriam ten, tada einam į kokį nors klubą. Klubą? Tu turi suknelę normalią, tokia vakarinė, su bateliais? Oi. Į klubą, su manim. Esi buvus klube? Nesu. Nesi buvus. Tai gerai, nuvažiuosim į parduotuvę, aš nupirksiu tau suknelę. Kokią tik nori. Išgersim, pasitūsinsim, grįšim į viešbutį ir tada aš jau norėsiu, kad tu pažaistum su manim. Ar gerai? Pažaisčiau. Taip, pažaistum. Ta prasme. Nu, tai čia jau tavo fantazija, žinai. Visų dalykų tau nesakysiu, ką tau reikia daryti. Nu pasakyk. Aš noriu, kad tu jeigu tu nežinai, ką reiškia žaidimai, tu turi kompiuterį namie. Turim. Pagooglink. Pavyzdžiui, moteriški arba moter žaidimai su vyru. Arba nueik pornhub.com. Tai čia valandą turi šitam reikalą. Aš tada atvažiuoju tavęs paimti, mes važiuojam ir grįšim tada už 4 dienų. Ar gerai? Ar gerai, klausiu? Palauk, leis pagalvot. O tai ką tu čia turi galvo dar? Ir tada po 4 dienų aš tau kokia valiuta geriau? Eurais, doleriais ar litais? Litais. Litais. Ir kiek pinigų norėtum? Ką žinau. Tai sakyk, tai tu nurodinėjai. Aš neparduodama, jeigu ką. Neparduodu, tai aš tavęs Nes tu neperku. dabar davei mintį, kad už pinigus. Nu taip, aš tau daviau mintį. Aš sakau, aš pripratęs už viską mokėti, tai klausiu, kiek tau reikia pinigų. Aš galiu paklausti. Nuo to klausimo priklauso, ar važiuosi ar ne. Nu gali paklausti. A tu su visom taip darai? Ne, Užsieny taip darydavai? užsienį man nereikia daryti. Laukia 200 eiliai, supranti? Aš tiesiog grįžęs į Lietuvą, dabar iš vis neturiu draugų ir noriu šiandien praleisti gerai laiką. Šiandien rytoj poryt. Ir užsieny pilna kekšvių, ne taip išeina. Ir Galima pripratęs taip prie jas to. pavadinti. Būna taip, kad jos man sumoka. Tai žinau, kad aš tau nekekšiu. Aš žinau, kad tu Ne čia nekeikia. pataikiai. Tai kada man atvažiuot? Aš klausiu tavęs. Aš sakau, aš nekekšiu tau, Aš tai taip ir nesakiau. kad turi Na, mokėti. o kiek šie skiriasi nuo tavęs? Kiek šias pačias atvažiuoja? Ir nereikia jų pervežti. O tu atvažiuoji pas... Taip, aš atvažiuoju tavęs pasimti. Tu esi princesė. Nu, dar nesi visiškai princesė, nes keikėsi, bet šitą galim panaikinti. Ir žuvį išpjauti. Liežuvį. Pamėgink, aš tau pačiam išpjausiu. Tu inkstas, Kam? kepenis. Mhm. Iš to aš ir gyvenu.
iš to ir gyvenė, ne? Taip. Gaila, kad toks žmogus. Taip ir nesusirandi savo, kaip čia sakam, panelės. Nesurandu, nes viską, Kam? ką gaunu, paskui paimu, dalim parduodu. Ta prasme. Papasakosiu. Na, į kraujo grupę net būna. Parduodi? Tai vat. O tada, pala. Biški. Klausyk, kokia tavo kraujo grupė? O kas yra, ką, žinau, pliusinė. Jūs ne. Ar nebuvau girdėjęs tokio atsakymą? Neatsimeni, kelinta grupė tavo? Aišku, neatsimenu, aš pas daktarus nevaišto sveikas. Gerai, šaunuolė. Tai ką, brangioji, tai tada už valandos prilikiu. Būk pasiruošus, pasičiūstinus, įsiplauk burną ir lauk manęs. Įsiplauk burną. Taip? O kam? O kam? Arba purvų pilna. Ko? Nešvari burną, sakau, pas tavai įsiplauk burną ir viskas. Po valandos būsiu. Ai, ta prasme, kad keikios. Taip. Wow. Bet man ar žinau tai, kad, aš žinau, negaliu pasitikėti, iš tikrųjų. Atvažiuosi po valandos, pasitikėsi. Gerai, tai mažulė, iki, greitai prilėksiu. Čiau. Jau, gerai.